Giedriu, o jūs gal norite susikauti elegancijos varžybose? Pavyzdžiui. Su kuo, kažin, nes matot, ne visi žaidėjai mano lygos. Oi, mes tikrai rasim jūsų lygio. Ir manau, Rūta jau rado jūsų lygio žaidėją. Mes vėl šiek tiek atsitrauksime. Jogailo Morkūnas, spalvų pojūtis, tikra vaivorykštė, energija iš drabužių trykšta. Tiesiog, vat, jūs man pasakykit, aš, pavyzdžiui, jūsų niekada nemačiau taip pasipuošus, kaip gerbiamas Giedrius Drukteinis, juoda balta. Jums tai nuobodu, aš įsivaizduoju. Tai yra klaikiai nuobodu, pradėkime nuo to. Ir aš, mėla Rūta, atkreipkite dėmesį. Gerbiamas laidos vedėjas, Vytenis, Aurelijus, Juška. Kas tarp mūsų aš ir tarp mūsų yra kažkas bendro, ne? O kasgi? Visi pasipuošę. Šiandien yra šventė, rytoj poryt naujieji metai. Šiandien yra finalas, visi gražūs žmonės. O Drukteinis, kaip su to pačiu nykiai bordo išblūkusiu vietomis netgi blizgančių kaklaraiščių. Tai jau 6 kaklaraištis, žinot? Kur 6? Jisai kokius 2 turi. Mielas Jogaila, labai atsiprašau, jūs klystate, jis turi 24 juodus vienodus kostiumus. Aš apie tą ir sakau, labai gerai atsimenu. Ir jis persirengia pas mus Bet nuo tai jo rugpjūčio negelbsti. mėnesio dažnai. Bet tai jo visiškai negelbsti. Mielas tu mano Drukteini, kur šventė tavo akise? Kaip tu ją parodai savo kaklaraiščių kolekcijose? Gumytės pasinelaiko. Taip, vis tik tai finalas. Ačiū. Jogaila, pas musgi finalas, reikia kažkaip sublizgėti. Pabrėžti, parodyti, ne vien šmalti, atsiprašau. O galbūt pas poną Drukteinį yra ekstra gumytė šiandien. Pasitų gumyčių spėjau ne tik tai tarpukui, dėkoju, atsiprašau. Pagal Giedriaus iškalbą aš dabar jaučiu, kad jisai nokautė visiškam. Giedriau. Aš vis laukiu progos įsiterpti į šitą įstringą O diskusiją. nebūtina, žinokit. Galiu atsakyti? Jūs paklausykite tiesiog. Gerbiamas Jogaila, aš nežinau, iš kokių renginių jūs atėjote į šitą. Didžio biudžetinių. Bet šitas renginys... Iš renginių, kurie leidžia kaklaraiščių daug prisipirkti. Šitas renginys nors ir kuklus, tačiau jį visada perka labai aukštas meninis lygis ir rimtis ir santūrumas. Jūsų akise, jūsų negelbsti, kaip labiausiai ir minėjau. trūksta kaip nekaip. Būtent elegancija, būtent galantiškumas, būtent padorūs santykiai tarp vyro ir moters, kreipiniai jūs. Tarp vyro ir moters, taip. O mes čia kaip bendraujam su jumis? Mes atstovaujam skirtingus pasaulius, gerbiamas Jogaila. Tas tiesa. Dar Jūs prie stalo, aš prie Rūtos. pasižiūrėsim, kuris laimės. Tai aš manau, kad skelbiam balsavimą. Oi, gerbėmieji, klausykit, gal suorganizuokim dar vieną konkursėlį. Jūs nebijot, gerbiamas Drukteinį, pralaimėti šį kartą, kaip tuomet pralaimėjo Žilvinui Aš Grigaičiui? su mielu noru net pats atiduočiau balsą už Jogailą. Aš labai tuo abejoju jūsų nuoširdumu, tiesą pasakius. Bet ačiū. Kartu mes Jogailą atsistosim ir aš tiesiog prie jūsų savo mobiliojų telefonų išsiųsiu balsą už juos. Jūsų mobilus telefonas išmanusis? Taip, be abejo. Netikėta iš jūsų. Be abejo. Bet jeigu sugrįžus prie tos rimtesnės įvaizdžio stiliaus temos, aš labai gerai atsimenu, kaip Giedrius Drukteinis sakė, kad juoda ar balta, tai yra klasika, tai niekada nesensta. Tuo tarpu jūsų drabužiai yra mados reikalas, 1-2 ir visiems nusibosta. Klasika nesensta, juoda balta sutinku. Kai nusipirki prieš 20 metų senų perdylų parduotuvėje juodai baltą kostiumą, nu arba baltą juodą kostiumą, tai tiesiog tu gali juo disponuoti visus likusius savo gyvenimo metus. O čia yra vis naujos spalvos, nauji įkvėpimai, naujos nuotaikos ir taip toliau panašiai. O kas simbolizuoja žydra spalva, žydra varlytė ir rožiniai marškinėliai? Žydra spalva simbolizuoja naujos gyvatės metus, kurie laukia mūsų 2013. Giedriau. Jie sako, bus moters metai gyvatės. Giedriau, o ką jūs manote apie šitą pamaivišką Jogailos stilių? Klausykit, Papūgišką, sakyčiau, aš jį noriu pagirti už tos ieškojimus. Dievaži, aš tikrai lenkiu savo žilstančią galvą prieš kiekvieną ieškantį. Ji nežilstanti, kaip ir mano. Dar, tokį akivaizdžiai ne visai subrendusi, tačiau bent jau besiformuojantį. Kažin kur žengianti organizmą. Mano mielas, tarp mūsų yra 3 metai daug maž skirtumo, bet atrodote ženkliai praščiau. Gerbėmėjai žiūrovai, kodėl jūs niekada neišvystate, pavyzdžiui, dirigento ar ne, kokiam nors garbingam simfoniniam orkestre vilkinčio, tai sakysime, žydrą smokingą? Jūsų balse ir temoje yra daug perdiliškumo.
Jūs jaučiate. Ko tokio atsiprašau? Pirdiliškumo, čia naujas žodis. Pirdėliškumo? Pirdiliškumo, nu kaip pirdylai. Naujadaras. Niekaip negaliu suprasti, jo gaila, apie ką jūs kalbate. Gerai, mes kalbam apie... Eilinis rodymas, iš kokių skirtingų orbitų Mes esame kalbame, kad susirinkę jūs šitoj esate salėj. savam kvadrate ir iš jo niekaip nedrįsite išeiti. Dieve, iš tikrųjų. Rūtelė, šitas ginčas neturi absoliučiai jokio čia reikalo būti tęsiamas. Gerbėmieji, mes kaip tik turim dabar tokį Sadistai. labai specialų, labai gražų reportažą apie mūsų Giedrių Drukteinį, o diskusiją pratęsime po jo. Pokalbį pratęsime po to.